Vytautai, nu tai kaip tas ralis? Šiltas, dulkėtas. Dabar jau provėžos pakankamai didelės gale greičio ruožo, tai labai daug žemių gavom. Kadangi turim oro ventiliacijos angą, tai per oro ventiliacijos angas čiut jaučiu ir tą Aukštaitijos žemės skonį. Nebuvo tas geras. Bet pasigerinai 5 sekundėm šitą greičio ruožą? Jo, pradėjom kažkaip labai atsargiai, visai nežinomi greičio ruožai. Čiut jaučiau, kad negaliu maksimum važiuoti to, kaip turėčiau važiuoti. Tai pabiškai didinsim, žiūrėsim, kas gaunasi gale, bet jaunimui turi būti sunku, dulkių turėtų būti. Ačiū. Šašlyko kvepia Vytauto Švedo automobilis, labai įdomu, ką jis ten veikia vidui. Tikrai kvepia šašlu. Ramūnai, nu tai kaip pirma ralio diena? Pirmas greičio ruožas buvo sunkus tom, kad perkaito stabdžiai, aš per daug biškį prilaikinėjau. Rezultatas šiek tiek buvo vidutinio lygio. Antram greičio ruože iš po 100 tiesiosios nuvarėm ant 170 tiesiai. Ačiū Dievui, kad buvo tiesus keliukas. Nepasisekė, bet tuo pačiu ir labai pasisekė, nes išbuvę 20 sekundžių grįžom į kelią. Dabar šį antrą kartą stengiausi labai stipriai ir labai įdomu būtų pamatyti, koks tai yra laikas. Nes važiavom. Jo, okei. Jeigu nuoširdžiai, tai Ramūnas šį kartą pralošė sau 2 sekundės, palyginus su pirmu greičio ruožu. Tai reiškia, vis tiek tas stabdis kažkur ten ne taip veikia, kaip turėtų veikti. Алексей, ну как первый день? Первый день тяжело, потому что на первом спецучастке у нас в первом повороте слетел патрубок с турбины, и мы потеряли много времени. Ну а потом везде пыль. Слава богу, сейчас организаторы догадались дать 2-минутный интервал, потому что даже через 2 минуты висит пыль и реально опасно. То есть первое — это безопасность все-таки, да, для ралли, и тогда будет удовольствие. Вот. Ну сейчас проехали хорошо, я считаю, посмотрим на времена. А как этот кольт тебе? Ну, чересчур нервный, он короткий, конечно, им тяжеловато управлять, он резко срывается, нужно к нему привыкнуть, но в целом интересная машина. Спасибо. Jo, Aleksejus Lukieniukas, 7:31, fantastiškas laikas, tikrai greičiausiai bus pats geriausias. Pirmą greičio ruožą pravažiavo labai blogai, todėl kad nulėkė nuo turbinos mova ir automobilis tiesiog prarado greitį. Bet Aleksejus sako, kad automobilis labai nervingas, nes bazė trumpesnė palyginus su Lanceriu, tai už tai jisai yra toks nervingas, labai greitai ima slysti ir labai sunku jį prognozuoti. Kaip, Martynai, pirma diena? Sunku net prašnekėti. Mindė neprašneka, aš irgi. Labai daug dulkių? Žiauriai daug dulkių. Koks laikas? 32 laikas, tai labai geras. O Švedo koks? Švedo 44. Jaunuolis šitas pakūras iš šito. Bet Lukieniukas jums įvežė 1 sekundę dabar. Lukieniukas įvežė. Jo, bet mes, nu, žinai, dulkių vis tiek. O ką darys? Iki. Normaliai. Martynas Samsonas vos prašneka, neranda žodžių, nes labai daug dulkių, pilna burna žemė ir pas jį ir pas šturmaną. Bet kol kas patenkinti. Viskas gerai.
Janis, nu как дела? Сцепление пропало, вот педаль в полу. Ой, нера педалов санкабос. Но хорошо, что последний топ. Да, хорошо. Доедешь до сервиса? Ну, попробуй, да. Jo, Janis turi problemų, dingo sankabos pedalas. Fiziškai sankabos pedalo tiesiog nėra ir nežino, kur jisai nulūžo. Tai Janis jo, savo pasikrovė, ta prasme pravažiavo lėčiau, trečią greičių ruožą už pirmą. Ir dabar štai taip jisai bando vedant automobilį pajudėti iš vietos, nes negali stovėti. Pabandysim jam padėti. Jo, va čia yra bėda. Хебра, ateikit padėt greitai. Подожди, Janis, подожди. Gerai, gerai. Leisk, iš karto visai nestos. Leisk, sankryžą uždaryti. Na, tikėkime, kad jis atvažiuos iki serviso, nes dabar jau liko tik tai iki serviso atvažiuoti ir viskas bus turėtų gerai būt. Nes prieš akis ilga naktis, mechanikam bus darbo. Šiaip Janis labai greitas, tai reikia tikėtis, kad susitvarkys automobilį ir važiuos. Rally, how is the rally? Quite well, but now it's much better when we get now 2 minutes, you know, before. Because of dust? Yes, but now was much better. So tomorrow it will be much more better then, again? Yes, I hope so, if we get 2 minutes. How do you like the stages? No, stages are very well. I like really much. Okay, thank you. Na ką, Veli-Pekka Kartunenas važiuoja beveik minutę ilgiau negu lietuviai, latviai ir estai, bet jis laimingas, sako, greičio ruožai labai faini, tai aš tikrai tikiu, kad jie tokie ir yra. Davidai, nelabai atrodai laimingas. Ėmėm baudos, kad turėtume minutės persvarą, po 2 minučių startavom. Tose pačiose vietose lygiai tas pats, stojau, čia nežinau, 70 važiavau. Važiuoju galvoju, kelių važiuoju ir kas vyksta, tai, nu, karšta. Biški nesaugu, aš skaitau, kaip galėtų kas 2 minutės paleisti, nes ir taip jau baudas visiems iš eilės. Na, nu. Rytoj gal bus geriau? Nu tai, absoliučiai, jeigu pasikelsim kažkiek, tai geriau, manau, nebus, jeigu nepalis, tai kas iš to, kad priekį važiuosim. Ačiū. Jo, Deivis nusivylęs. Nepaslėpsi nuo veido nevilties, bet ką gali padaryti, jeigu dulkių stulpas stovi vidury miško ir tiesiog nesimato, kur važiuoti. Ypač važiuojant su nauju šturmanu, kuriuo dar negali 100% pasitikėti stenograma ir jis viską teisingai užskaitė. Tai Deividas teisingai pasakė, kartais nežinai, ar keliu važiuoja, ar jau šalia kelio. Ne, 7,9. Nenori veržtis į svetimą butą. Nenori veržtis į svetimą butą, tai pažiūrėsim, ar Suomis išdrįstų mums kalbėti. Panašu, kad 9. Na, galinis bamperis atlūžęs, reiškia, jau buvo reikalų. - 8,21, nu tai nuo Lukieniuko 50 sekundžių vienam greičio ruože gauti yra žiaura. Saku, how is going? Oh, it's going now well. The first round we was went off and we lost 20 seconds, but now it's coming better and these 2 minutes was helping a lot. So big thanks for Martin Haset, he understands
It's not nice to see drive if you don't see nothing. Yeah, thank you. Svečias iš Suomijos sako vėrimą, sako, kad dabar daug geriau, nes paleido paskutinį greičio ruožą teisėjai kas 2 minutės lenktynininkus, taigi šiek tiek mažiau dulkių, tai jis taip ir sako, kad viskas geriau, dabar šiek tiek daugiau matau ir važiuojasi geriau. Ir jeigu pasižiūrėsim rezultatą, tai jis pagerino savo rezultatą 7 sekundėm, na tai turbūt galėtų būti dulkių dar mažiau. Eugenijau, nu tai kaip praliuko pirma diena? Super, per daug dulkių biški, bet dabar jau gerai. Bet kai paleido per 2 minutės, kas 2 minutės buvo, pagerėjo? Pagerėjo stipriai. 7% geriau, bet 3 liko. O kaip greičio ruožai? Greičio ruožai geri, darbiniai tokie. Darbo daug. Ačiū. Eugenijus Latkevičius yra debiutuojantis ralyje, iš tikrųjų jis važiuoja 1 sezoną ir viskas jam prieš akis. Dar matot ir rezultatus. Jisai kol kas minutėlę lėčiau važiuoja negu lyderiai lenktynių, tai kai važiuos maždaug atsilikdamas 10-15 sekundžių, sakysiu, kad jis jau daro žiauriai didelį progresą. Becker, how is fast rally? Yeah, now it was much better than on last time because now we were getting 2 minutes difference. So now there was some possibilities to see something, but a lot of dust, really a lot of dust. I have never seen that. What about the stages, the configuration? You are fast time in Lithuania. Yeah, I like it now. I like it. Now you like it? Now I like it. Okay. Yes, definitely. Okay. Thanks a lot. Taigi, visai ne kaip Suomis, iš tikrųjų karštas kaip velnias, įsijaudrinęs visas, sako, kad pirmą kartą tai nieko absoliučiai nematė, dabar kai kas 2 minutės jos paleido, jis mato daug daugiau ir gali važiuoti daug greičiau, bet jeigu pažiūrėsime rezultatus, tai jam dar važiuoti ir važiuoti, nes jisai atsilieka 1,5 minutės už visus kitus. Va, pasižiūrėkite, į Vecvagaras jaunesnysis pasivėjo jau beveik visą minutę. Gatės įleisimas ar ne? Катис, ну как, ралли? Сейчас уже лучше. Сначала было вообще не видно, сейчас, поскольку 7-2 минуты, уже веселее ехать. Ну я вижу по твоему лицу, что уже все нормально, да? Да, я уже вот так. Все супер. Так значит, завтра будет еще лучше? Конечно. Спасибо, пока. Давай. Nu va, Gatis Vecvagaras. Iš karto žmogus pralinksmėjo, iš karto šypsena veide. Jisai visas pilnas energijos, nes dabar žmogus jaučiasi, kad gali važiuoti. Kai paleido kas 2 minutės, jisai turi mažiau dulkių, gali daug greičiau važiuoti ir iš karto matosi, kad žmogus tiesiog geriau save jaučia. Beje, Gatis Vecvagaras yra Latvijos lenktynininkų dinastijos vienas iš atstovų, nes jo tėtis Vecvagaras yra labai senas ralistas dar nuo tarybinių laikų, dabar jisai važiuoja ralyje. Taigi Latvija irgi turi tokių žmonių, kurie iš kartos į kartą vis raliuoja. Derek, how is the rally? Look, to be fair, we're really struggling with the dust. I know every competitor is the same, but it's really slowing us down and it's not enjoyable catching the dust. But now when you are starting every 2 minutes, maybe it's better? It was slightly better, but still areas where we have to go down to 2nd gear, where we should be in 5th gear. You just cannot see the corners. But otherwise, when there's no dust, it's very, very good. But are you enjoying the stages, the configuration, the roads?
Well, when there's no dust, yes. When there's dust, my heart's in my mouth, you cannot see. Thank you. Malačius labai atsargiai. Na kągi, mūsų svečias iš Airijos, Derekas. Derekas pas mus yra McGeehanas. Tikrai mėgaujasi kelių konfiguracija, greičio ruožais, bet labai kenčia dėl dulkių. Ir jisai sako, kad netgi ir po 2 minučių dulkės vis tiek stovi tiesiog ant kelių ir labai sunku važiuoti. Pažiūrėsim, ką mūsų svečiai iš Lenkijos pasakys. Jaroslavas Koltūnas su R5. Lenkai susinervinę, važiuoja lėtai, šnekėti nenori. Jaroslav, how is the rally for you? Thank you very much. Really huge enjoyment. Unfortunate, like for everybody, the dust and visibility a little bit disturbing. But okay, organizers gave us 2 minutes. Still, it's not enough, but okay, what we can do. But it is a great practice for rally Poland for us. But do you like the stages? Yes, really nice. I am surprised how good the stages you have in Lithuania, so I think that I can recommend for many other drivers and competitors. Thank you. Jaroslavas Koltūnas pravažiavo tarkim vidutiniškai, 50 sekundžių pralaimėjo greičiausiai mūsiškiam, bet iš principo Jaroslavas patenkintas greičio ruožais, patenkintas keliais, konfiguracija, nieko naujo nepasakysiu, jis irgi kenčia nuo dulkių, būtų keista, jeigu nekentėtų, nes taip jau yra, tiesiog visi kenčia. Kai tik tai miške greičio ruožai, jeigu vėjas ir rytoj nepakils, aš manau, bus ta pati bloga situacija. Bet teisingai Lenkas filosofiškai pastebi, kad, ką padarysi, taip yra visiems. Sąlygos visiems vienodos. Eugenijau, jau dulkių tai normaliai, ar ne? Kai 2 minutės padarė, vadinkim, šiek tiek mažiau, bet vis tiek jas yra. Po minutės tai be šansų važiuoti tenai, turi stovėti arba rizikuoti. O kaip greičio ruožai matyti? Šiaip greičio ruožai, žinai, sumaišyti ir nauji yra taip, kad beveik nesijaučia, kad Utenoj. Atrodo, kad nauja. Bet viskas tvarkoj? Dabar jau viskas tvarkoj. Kaip šturmanas pagyvenęs, bet dar normaliai skaito? Parako turi. Ačiū. Eugenijus Michalauskas pasigerino pusę sekundės savo laiką, reiškia, yra kur tobulėti, turi labai patyrusį šturmaną, Edviną Pagirską, kuris važiuoja 34 metus ralį, įsivaizduoja 34 metus ralį. Dauguma ralio fanų tiek dar neturi net savo pase. Viso kita turbūt yra gerai. Dmitrijus Fenofanovas, mūsų svečias iš Rusijos. Дмитрий, как пыль? Ой, нет, сейчас получше, 2 минуты дали между машинами. Но все равно стоит в лесу, там кое-где плохо совсем видно было. А как допы? Как первый день ралли? Ой, немножко сложновато по сравнению с предыдущим ралли. Там 2 недели назад ехали, здесь, конечно, гораздо сложнее. Но второй день будет лучше? Я думаю, да, сейчас катимся. Надо помолиться, чтобы был ветер. Да, и дождик завтра еще чуть-чуть бы пошел. Спасибо. Turiu pastebėti, kad tie ralistai visai neturi fantazijos. Viskas labai žiauriai gerai. Dulkių daug, keliai gražus, greitis geras, kai paleido kas 2 minutės, dabar lengviau. Neįdomu. Kas Tautvydai? Veidrodėlį reikia matyti. Tuoj atlenksiu, palauk, tuoj va. O, dabar geriau? Kur tu čia taip? Čia, pas kaimyną. Pas kaimyną? Jam
išstatys sąskaitą už krūmus, aišku. Jo, čia kažkokių tai, ne tai, kad žolių šaknų kažkokių pasigavai priekį. Tai čia po manęs, kas toliau važiuos, tai atvažiuos su ne tik šaknim ir kelmais. O kas ten, jau didelė vėžė? Jau ratai tiek įsmygė. O kaip dėl dulkių? Vis tiek buvo. Vis tiek buvo, bet taip jau yra. Tie, kas važiuoja paskui lėtesnius kažką, jiems sunkiau yra. Jie ten kovoja, keikasi, girdėjau. Ir bet tos 2 minutės pagerino, bet vis tiek miške pradžioj stovi, bet vasara. Ačiū. Tautvydas Narušis su tėčiu važiuoja jis ir kažkur tai krūmus pasigavo. O, ką mes čia turim? 29 startenis, Guntis Lielkalnis. Latviai. Ar kalbėsim? Stabdžiukai kvepia. Įtariu, kad reikėjo daug stabdyti. Guntis? Гунтис, как ралли? Отлично. Все нормально? Нравится, да. А как насчет пыли? Очень много? Ну, у всех он есть. Ну, мало, немного, но есть. Надо привыкать. А как вот второй раз ехать по допу? Ну, здесь в лесу вот эти корни там такие высокие. Да. Ну, немножко по-другому. Это есть ралли. Спасибо. Ай, пала. Все. Guntis labai norėjo mūsų laidą su mikrofonu išsinešti ir turbūt viso operatorių ir visą kitą, bet šiaip jeigu visi mūsų lenktynininkai užsienio būtų taip pozityviai nusiteikę kaip va šitas Latvijos, tai aš tikrai džiaugčiausi dėl šito ralio. Viskas gerai. Greičio ruožai žiauriai faini. Antrą kartą važiuoti labai gražu. Dulkės, nu ir kas, visi tų dulkių turi. Viskas labai faina. Iš tikrųjų, va čia žmonės yra tie, kurie važiuoja savo malonumui. Už tai gerbiu. 6 Evolutionas ir klausinėsim Gary, tai yra šturmaną. Gary, how is going? Brilliant. Absolutely loving it. Great stages. You like the stages? Very, very good. Great to get a second run around that one. We enjoyed it a lot. Thank you. I'm sorry for the dust, but was it... In Ireland, we have no dust because it rains every day. We would rather dust than rain. Okay, thank you very much. Thank you. Toks fainas šturmanas. Atrodo, kad jam driveris visą laiką anekdotus pasakoja. Nu, toks linksmas. Viskas labai faina, viskas jam labai gerai. Greičio ruožai nerealūs. Sako, Airijai, mes tiesiog visai neturim dulkių, tai čia taip jam faina dabar, kad pilna burna žemių, pilna burna dulkių. Viskas labai gerai. Nustebi. Iš viršaus. Gediminai, nu tai kaip nuotaika? Pakol kas gera. Važiuojam dar. Pasirašai naują automobilį, greitesnis? Greitas, čia Kvaraciejaus, Winterį laimėjo. Iš tikrųjų greitas, geras automobilis. Latvijoje dar nesusitvarkiau, perreguliuojam dabar tvarkoj, patenkintas visko. O kaip greičio ruožai, kaip ten tos dulkės, labai jau baisu ar normaliai? Tai pirmą kartą tai tikrai baisu. Pirmam dopę stabdžiau kokį 10 kartų, nes natūraliai nieko nemačiau. Dabar leidau kas 2 minutės. Smarkiai geriau. Ačiū. Pala. O, gerai, važiuoju. Šitas automobilis Mitsubishi Lancer Evo 10 ruoštas pagal R4 klasės reikalavimus yra laimėjęs Winter Rally prieš 2 ar prieš 3 metus, neprisimenu dabar, kur jį vairavo Rokas Kvaracėjus. Tai yra tikrai vienas iš greičiausių automobilių šiuo metu čia. Ups, Andrew. Tuo įmokas nesim šalmą. Andrew, how is rally? Very good rally, very fast. A lot of hanging dust, so very hard to see, but very good though. Your colleagues say that you don't have dust in Ireland. We don't have what? Crest? Dust?
No. Not like this, no, not like this. First experience? Worst experience? 1 second, he wants to talk to you. Worst experience, no bad experience, all good. Okay, thank you. This was wrong before shakedown. Kažkas, kortelę, negalėjo paduoti kortelės. Suprantu, mes čia truputį, kad trukdom teisėjų darbui, bet ką darysi, televizija tėvai, tai mes esam pirmi, o visi kiti yra paskui. Bet airiai patenkinti, airiai greičio ruožais patenkinti, šiek tiek per daug dulkių, bet viskas tvarkoje. Na, mes matom dar vieną automobilį, svečiai iš Lenkijos, Tomaš Kochanski. Pabandysim ir juos pakalbinti, jeigu jie įsileis mus į savo automobilį. Thomas, hi. How is it going? Very good. This super stage was very good because on the first we have few mistakes, But I think everybody have mistakes, yeah. It's very, very difficult because when somebody going behind you, don't see nothing. The first stage we don't see nothing. 170 and I don't know where to turn. It's a problem, but very good. But now it's better? Yes, much better. I think we have 30-40 seconds better like first time. Okay, thank you. Thank you. Bye. Jo, Tomašas dabar daug greičiau galėjo važiuoti, nes pirmą kartą, kai važiavo, tai važiavo 170 ir sakė, aš tiesiog nemačiau nieko nemačiau, kur važiuoju. Dabar jisai pasigerino daugiau kaip 20 sekundžių savo laiką, tai matosi, kad iš tikrųjų tas tarpas didesnis ir dulkių tikrai mažiau ir jiems tikrai lengviau važiuoti. Pažiūrėsim, kaip bus rytoj. Hey, brilliant, fantastic, really happy. We were second Irish crew coming into this stage, so we're happy, very happy. You were 8 seconds quicker now when compared to first Yes, time. 8 quicker. We were quicker overall, but it's rough. We're losing time trying to get out of the ruts, but we're delighted. Fantastic rally. But now with the dust is a little bit better, isn't it? Oh, fantastic, yeah. Thank you for giving us 2 minutes. There was a lot of dust on our first pass and we were slowing down, because couldn't see, but 2 minutes now, perfect, no problem. What about the stages, the configuration, the road? Stages are fantastic, nothing like home, very fast, 5th gear, brilliant. Enjoying? Really happy, yeah. Thank you. Loving it. Thanks very much. Aaronas Johnstonas. Airiai vis tiek yra žiauriai faini. Jo nereikia nieko klausti. Visi sako, viskas brilliant, happy. Tai ar reikia čia vertimo? Ką mes turim? Mes turim Liną Vaškį. Linas Vaškys atvažiuoja čia iš karto. Panašu, kad gerokai greitesnis bus už airius. Linai, tai kaip raliai? Kaip? Kaip ralis? Puikus. Biški tos dulkės erzina, bet šiaip tai smagu labai. Bet dabar biški pagerėjo, ne? Truputį geriau, bet vis tiek yra vietų, kur turi, nematai. Bet tu gerokai greitesnis už tuos airius, kurie čia važiuoja prieš tave. Jie tau maišosi? Tai pirmą kartą tai iš vis turėjau beveik sustoti, nes visai. Dabar jau yra tik tai kelios vietos, kur negalėjau važiuoti, nes buvo stulpos dulkių. Galvoji, rytoj bus geriau? Jeigu yra repgrupingas, tai turbūt, kad jo. Ačiū. Jo, Linas Vaškys. Turėtų būti labai sunku važiuoti, kai tu 40 sekundžių greitesnis už savo priešininką, kuris stovi priešais. Tai praktiškai finišą jie atvažiuoja kartu, jeigu startuoji kas minutę. Įsivaizduokit, kaip reikia važiuoti paskui dulkės, tiesiog visą greičio ruožą. 2 minutės Lina išgelbėjo, stiprybės tau, Linai. Derek. Derek.
almost 1 minute faster now. How is going? It's a bit better now. I'm starting to get the ropes of it. Only that stage is very rough there. It's cut up very rough. The dust is not as bad as the first time. It's a bit better. Do you like our roads, the stages itself? Sorry? Do you like our roads? Oh yeah, very good. Very good. Okay, thank you. Neatrodo labai laimingas paskui tos airius važiuodamas? Ne, kiekvieną greičio ruožą mes davėm, atsitrenkiam. Vidury greičio ruožo jau būnam pavėjus. Tada reikia sustot, palaukti, sėda dulkės ir toliau važiuoti. Bet tai rytoj gal bus geriau jau? Rytoj bus gal panašiai, nes mes dabar labai nukritom pozicijom žemyn. Kodėl, kas buvo? Tai dėl dulkių? Nes dėl dulkių, jo. Nes labai pasyvėjam ir viskas, ir nebevažiuojam. O kaip šiaip greičio ruožai, kaip pojūtis, vis tiek po kurio laiko nevažiavai, tai... Dabar jau po truputį prisimenu, šiaip labai sunkus pirmi greičio ruožai. Ačiū. Nu ką, Derekas buvo laimingas, bet žiauriai lėtas. Ir tada Remigijui Dermantui labai maišė, tai Remigijus Dermantas labai nelaimingas, nes galėtų būti greitas, bet buvo lėtas, nes Derekas buvo lėtas, tai vat, taip. Андрей, ну как? Ну, очень раскопано. Машина, если схватила в песок, ее не выдернуть оттуда. Очень рыхло, много корней в лесу. Но местами, конечно, очень быстро. А здорово. Как насчет пыли? Пыль есть, и даже 2 минуты не сильно спасают. Пыль висит столбом. Вот, так ну, как есть, так и есть. Все нормально? Да, все хорошо. Супер. Спасибо. Jo, lenktynininkai jau pradeda skųstis tuo, kad labai daug šaknų miške. Ten, kur šiek tiek minkštesnis gruntas, išsimuša šaknais, išsimuša didelės vėžės ir labai sunku nulaikyti automobilį. Nes tu pradedi važiuoti kaip bėgiuose, tiesiog laikyti reikia mašiną, kad jinai neiššoktų, nes jeigu išmes, nenorėčiau atsidurti to sportininko vietoj. Labai pavojinga. Vincai, visas priekis vien žolėkas buvo? Išskridę buvom, bet pirmas krikštas mūsų grioviais, ant ribos labai, bet super, įsitraukiam, reiškia. Mes čia. O kaip greičio ruožai, kaip važiuojasi? Greitėjimo būdu, manau. Greitėjam, pratinami. Šiaip sunkus, dulkės, čia pabaiga labai dugnu velkasi mašiną. Nu jo, šį kartą šiek tiek pasibloginai palyginus su pirmu, bet čia gal dėl klaidos? Nu, klaida jo, tokia buvo, bet labai daug ką nepraradau, bet manau, kad labai, čia visur, kur dugnu važiuoja mašina. Ačiū. Jo, tai dabar jau pradės blogėti laikai, nes iš tikrųjų matyti tokie didžiuliai grioviai darosi, kad nebeįmanoma pasigerinti savo pirmo greičio ruožo laiko. Ką darysi? Toks gyvenimas. Rytoj bus regrupingas, tie kas greitesni pakils, tie kas lėtesni, vėl važiuos kažkas. Robert, how is the rally? The best. Русичка, можно говорить по-русски? Да. Самая лучшая гонка, в какой я брал в жизни, выступаю, да? Почему? Скажу так, их наши поляки приедут учиться у вас делать гонки. Все. Спасибо. Будем приезжать к вам постоянно, так как только будет возможность. Ну, не знаю, что сказать. Я очень рад. Спасибо. Удачи.
Nu, Robertas mane nustebino, turbūt nustebsit ir jūs, nes jisai sakė, kad čia yra toks geras ralis, kad turėtų visi lenkai atvažiuoti čia ir važiuoti ralį. Bet gal jisai nieko nežino apie VRC, kuris buvo prieš metus Lietuvoje. Čia juokas juokais, bet aš tikiu, kad jie turėtų būti laimingi, nes tikrai lenkai neturi tokių greičio ruožų ir tokių kelių kaip čia. Thomas, you are so fast. How is going? As you see on my face, it's fantastic. You look quite happy. It's crazy. This road is broken, but driving fast is super. You happy? Yes, we are happy. This is fantastic. This road is fantastic to drive with BMW M3. This is super. But you should struggle a little bit from the dust. Yeah. I make one round on the test, but the road was broken and I just keep the car. I just keep the car. Okay, thanks. Thank you. Dar vienas visko patenkintas žmogus, šį kartą Estas. Jisai tikrai yra greičiausias tarp 2 ratais varomų automobilių kol kas ir jisai tikrai lenkia daugiau negu pusę visais ratais varomų automobilių. Važiuoja labai greitai. Beje, apie būtent šį lenktynininką Martynas Samsonas, kviesdamas jį čia į ralį, sakė, kad jis gali laimėti tarp 2 ratais varomų automobilių. Tai kol kas taip ir yra. Pauliau, nu kaip ralis? Sunku, pirmose 2 dulkių labai daug buvo, o dabar kaip ir geriau, dar su šturmanu 1 kartą važiavam. Tai va, tai šitą dabar greičio ruožą 3 jau pakankamai normaliai suvažiavam. O tai kodėl tėvą iškeitė į naują šturmaną? Jisai meškerį iškeitė į šturmano kėdę. Tai jis tave užkniso ar tu jį? Tu manęs neužkniso, kaip dėl jo reikia pasiklausti. Ačiū, iki. Paulius Nanartavičius visą laiką važiuodavo su savo tėte Ramūnu. Jie kelis sezonus važiuoja kartu su šito BMW automobiliu, bet čia pirmas ralis, kai Paulius iškeitė tėvą į kažkokį naują šturmaną. Ar tai tėvas pabėgo nuo sūnaus važiavimo, nežinau, bet sako, dabar tėvas žvejoja, sūnus toliau ralį varo. Į tvorą įvažiavo po finišo Justas Tamašauskas. Bando išvažiuoti. Dirbusi. Čia finišą, kai nori greit pasiekti, taip ir būna. Su apsaugos pagalba bando išvažiuoti. Reikės video medžiagą iš šio automobilio vidaus paimti, nes jis turi onboardinę kamerą, pažiūrėsim kaip ten. Bet čia dažnai būna, iš tikrųjų dažnai būna, kai nori pravažiuoti greitai per finišo liniją. Yra buvę Remigijui Dermantui, kai jisai apsivertė po finišo, pavyzdžiui, vienam greičio ruože. Tai yra normalu, tu nori greit pravažiuoti, nenori stabdyti prieš kažkokį posūkį, bet pasirodo, kad trupučiuką per greit viskas įvyko. Stovi mašina, Justo Tamašausko, žiūrovai mėgina išstumti, laiką jau pasigadino savo. Bet tai jis pro finišą pravažiavo, ar ne? Pro finišą nepravažiavo. Tai nieko tokio, nieks laiko nepasiblogino iš tikrųjų, viskas yra gerai. Tai per finišą jisai pravažiavo, reiškia jisai dabar turi laiko atvažiuoti iki serviso laiku. Jeigu išstums per kokias 10-15 minučių, aš manau, kad jisai suspės laiku atvažiuoti į savo laiko kontrolės punktą. Jeigu ne, Justelis gaus baudų. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Mes palauksim jo, jeigu nereiks laukti iki sutemų. Iki sutemų mes dar turim valandą. Jis stumė tenai? Ignai, ten Justas giliai įkritęs? Jisai čia stovi už 50 metrų, prie tvoros. Po finišo net. O kaip ten, nesudaužyta mašina? Man atrodo, gal ratai išlaužęs kažką panašiai. O kaip tau sekėsi? Nu, šį kartą viskas okei, palyginti su pirmu, ten biškį prisigribavom, tai pagulėjom ten pusę minutės. Bet dabar viskas jau stojasi po biškį į priekį.
O kaip dulkių sumažėjo, kaip kas 2 minutės pradėjo leisti? Dulkių gerokai sumažėjo, tik tai gal viena ar porą vietų buvo tos, kaip jau vadinama siena. O šiaip jau galima apgribom, klausant, kad draugelis šneka, jau galima daryti užduotį. Ačiū. Stasys Tarailė atbėga į finišą, pažiūrėsim. Jis atneša laiko kortą? Ne, nu kadras. Finišo nutrūko, O tai ką darysi dabar? Tai reikia iki serviso gal čia? Nežinau, Justas sprendžia. Dar žiūrėsim, kaip gal išeis kažką tai sugalvot. Bet jūs ten nieko nenumaišėte, ne? Ne, mes patraukėm jau. Čia jau grinai už finišo. O tai kaip jūs ten? Akmuo buvo. Ok, ačiū. Gerai, viskas baigim. Laukiam Justo. Pažiūrėsim, kaip bus. Galbūt net ir mes galėsim kažko padėti. Vairo traukė, jisai nutraukė, kaip girdėjot, jo šturmanas Stasys Tarailė, ką tik paaiškino. Tik kirtus finišo linijoje, kažkur tai trenkėsi į akmenį ir po to į tvorą, išlaužė ratą. Dabar Justas bando spręsti, ką daryti su automobiliu ir kaip elgtis toliau, nes jiems dar reikia atvažiuoti iki laiko kontrolės punkto, kuris yra serviso zonoje. Tai yra paskutinis laiko kontrolės punktas, nuo čia iki jo yra apie 15 km, aišku, su išlaužtu priekiniu ratu niekaip neatvažiuosi, galbūt kažkaip jie sugipsuos tą automobilį, kažkaip padarys kažką, nežinau. Belieka Justo fanams melstis, kalbėti patyriukus ir tikėkime, viskas bus gerai. O ką, džiaugiamės labai dalyvaudami ralyje. Greičio ruožai pakankamai sudėtingi, bet netrūksta, labai daug yra visokio ilgio tiesiųjų, kur visi sportininkai gali parodyti savo meistriškumą. Labai ačiū, su manim važiuoja Gediminas Saudargas, todėl jis irgi perduos linkėjimus mamai. Ačiū, visiems sėkmės. Dėkojam sirgaliams už palaikymą ir prašome jų protingai elgtis ir saugiai trasoje. Dėkoju visą. Prikolna mašinas, tai sėdė. Kas nutiko? Amortikas išlindo. Amortikas išlindo. Kur? Koks? Iš ko? Niekas nieko nežino, einam aiškintis. Lėkiam aiškintis. Čia. Va, žiūrėk. Čiagi Šeinausko šturmanė. Jo mergaitė, pirmas ralis ir va, iš karto amortizatorius išlindo. Va, žiūrėkit, išvirtęs ratas. O štai pats Šeinauskas. Keičia ratą, pažiūrėsim, kaip čia bus. Atsargiai tik tai, pasitraukim. Dabar finišuoja dar vieną mašiną. Amortizatorius va. Kur jūs čia taip? Tiesiog kelias toks. Išsimušė daug duobių, ar ne? Žiauriai. Aš mačiau, čia ir Damašauskas stovi irgi jau visi ramina. Bet jūs kažkaip tai dar atvažiavote iki finišo, ne? Čia pabaigoje, čia prie pat finišo. Tai jau mačiau, kad to finišą sakau, už tėvynę iki gal. Va, Justas Tamašauskas važiuoja, bando atvažiuoti iki finišo su išlaužtu ratu. Gal ir pasiseks. Rūta, nu tai gera pirma diena tavo karjeroj, ką? Šiaip viskas gerai, finišą pravažiavom. Tai fantastika. Bet tai dabar iki LK paskutinę dar reikia atvažiuoti? Tai aš tikiu Renaldu. O Renaldas tiki BMW? Tiki visada. Nu, sėkmės jums. Ačiū. Atsargiai rankas. Renaldas dabar bando įstatyti amortizatorių į vietą. Pakėlė automobilį. Paėmė amortizatorių, bando įstatyti ten, kur jisai turėtų būti. Bet dabar pavojingiausia vieta yra ta, kad leist mašiną po biškį reikia. Ir čia yra rankos. Ten sukištos po variklio dangčiu. Ir čia vat yra didysis pavojus. Iš tikrųjų. Po truputį suk, Rūta. Po truputį suk, atsargiai. Svarbiausia dabar, kad nevažiuotų mašina. Įstatė? Jo, vaistruoklę pametė.
Tai dabar tik tai davažiuot labai jau atsargiai. Mes su Jonu finišas. Šiandien bandysim tvarkyti. Tai mechanikam trupučiuką darbą? Jo. Kažkaip žadėjau gal labai nedaryti darbą, bet tiek pridariau. Pabaigėjau. Nesuosikėjau. Bet atvažiuosit, jeigu viskas tvarkoj, turėtumėte atvažiuoti iki finišo. Aišku. Daug biškis sparnas, bet yra kitas. Laidau. Ačiū. Na kągi, atsisveikinam šiandien su žiūrovais. Žiūrėkite mus rytoj iš greičio ruožų, žiūrėkite mus rytoj per uždarimą, pamatysite interviu su lenktynininkais, papasakosim jų įspūdžius, susitiksime, sekite internete mus, žiūrėkite mūsų YouTube kanale. Iki ryt.